Labą dieną visiems. Ačiū, kad atvykote į mūsų šventę. Žinote, kol kas mūsų vietinės žvaigždės ir žvaigždės iš Latvijos truputį vėluoja. Todėl aš būsiu kaip ta apšildoma grupė, kur apšilda žvaigždžių koncertus prieš renginį. Padarysiu įvadinį tokį žodį. Šiandien mes susirinkom į Vision prezentaciją ir tai bus tarptautinis. Mes laukiame broliukų ir sesučių iš Latvijos, tų lyderių. O mano paraginimas jums, kad jūs tiesiog daugiau atsivertumėt ir jūs jau daug padarėt. Buvo kviestų žmonių, o jūs jau čia atvykote, o kažkas rado priežasčių, kad neatvykti ir jūs jau daugiau padarėte. Ir todėl trumpai pristatysiu Vision kompaniją. Aš, kaip suprantu, daugelį iš jūsų jau žinote apie tą kompaniją, naudoja tos puikius produktus, kas nežinot, sužinosit daugiau. Trumpai apie save, mano vardas Aleksėjus ir su šitos kompanijos produktais aš susipažinau prieš 15 metų. Tada man buvo 26 metai kažkur ir labai daug dirbdavau ir tiesiog vargindavo mane chroniškas toks nuovargis. Ir 8 valandas miegodavau ir daugiau, kad negalėdavau pailsėti. Sutikau Mažeikiuose, tuo metu gyvenau, tokią moterį, kurie pradėjo pasakoti apie Vision produktus ir mano pirmas produktas, kuris buvo, tai buvo Chromirtal. Ir aš paragavęs to produkto, tiesiog gal 3 dieną, savaitės bėgiai, tai visiškai įsitikinau, kad produktas veikia, tiesiog atrodo, kad man papildoma kažkokia kibira energijos įpylė į mane. Ir supratau, kad tie produktai veikia, pradėjau bandyti kitus naudoti. Taip ir prasidėjo mano istorija su kompanijos Vision. Kas yra Vision? Jie sukūrė prieš 19 metų, daugiau kaip 19 metų, Dmitrijus Buriakas, verslininkas iš Rusijos, subūrė bendraminčių, pozityviai mąstančių žmonių ir jų tikslas, misija buvo, kad žmonės būtų sveiki ir turtingi. Ir dėl to mes darom tos renginius, kad žmonės daugiau sužinotų. Ir turiu vieną tokį paliudymą, dėl ko aš noriu papasakoti, buvo neseniai toks įdomus įvykis. Žmogus skambino, teiravosi apie Gebart produktą. Aš pradėjau ten pasakoti savybės, pasakiau, kad jisai šiuo metu pas mane jis yra numeris 1 pagal pardavimus. Nežinote, pas žmonės visokių problemų būna. Kiti nori pradėti mažiau vartoti alkoholio. Ir aš pats matau, kaip alkoholis kartais griauna žmonių gyvenimą. Ir tas žmogus pasakė, jis buvo vyresnio amžiaus ir sako, tie produktai jums padeda dėl to, kad sako, jūs esate jaunas. Ir aš prisiminiau tą istoriją, kaip tas produktas padeda ne tik jauniem, bet ir vyresnio amžiaus žmonėm. Yra tokia ponė Rima iš Vilniaus, jinai man leido papasakoti, kas su ją įvyko, kaip jinai naudoja produktą detoksą. Ir pensinio amžiaus moteris 75 metų, turi panašaus amžiaus vyrą ir jie dviese gyvena iš pensijų. Jie nėra labai turtingi, bet aš pastebėjau, kad jie ištisai periodiškai užsisako tą produktą, nors iš kalbos suprantu, kad jie neturi labai daug pinigų. Ir paskui aš paėmiau ir paklausiau, galvoju, ponia Rimo, tai kas tokia stebuklingo būna, kad jūs tą detoksą? Ir jinai, aš kaip supratau, vien tik tais detoksui suranda pinigėlių. Ir jinai man sako, buvo toks atvejis, jai reikėjo daryti operaciją su skydliauke. Buvo kažkokie mazgai susidarę ir gydytojai jau rekomendavo, sako, reikia daryti operaciją. Ir jinai kažkaip pagalvoja, sako, iki naujų metų nedaug beliko, dar palauksiu. Ir jinai pradėjo mąstyti kitus variantus, kaip galima išvengti operacijos. Ir jinai prisiminė, kad jos pusseserė iš Marijampolės, ta pati Rima, jinai gyvena Vilniuje,
rekomendavo kažkokį tai vaikinuką, sako, jauną, iš Kauno pardavinėja produktus kažkokius įdomius, sako, padeda nuo daug ko. Jei gal tiesiog intuicija pašnibždėjo, kad jai reikia įsigyti, jinai sako, gerai, sako, duo kontaktus, jinai paskambino ir sakė tą detoksą. Pradėjo vartoti detoksą, paskui pradėjo jos vyras vartoti. Ir esmė kokia, vartodama tą detoksą, po naujų metų jinai ateina pas gydytoją, dar kartą šviečia, tikrina, kaip ten ar paumėjo, ar kažkas, kas ten vyksta. Ir gydytoja, kada padarė pakartotinai, patikrino, sako, liko tik tais iš tų mazgų, tik tais šviesios dėmelės kažkokios. Ir, sako, kažkoks įvyko stebuklas. Aš jį sakau, ačiū Dievui. Sako, ne, sako, jums ačiū, sako, kad jūs tą produktą pardavinėjate. Ir vien dėl to detokso 75 metų. Ir čia dar ne viskas. Jinai sako, ir mano vyras naudoja, sako, tai kokias problemas pas vyrą? Sako, pas vyrą yra, sako, alergija, didelė alergija, buvo išbėrimai ir jisai panašaus amžiaus, keletą kartų aš buvau su juo susitikęs ir sako, naudodami tą produktą, o 2-3 mėnesį bėgė visiškai praėjo tie spuogai, išbėrimas ir žmonės pastoviai užsakinėja tą produktą. Tai čia tik vienas nedidelis paliudimas, jeigu apie vien detoksą paimti. O kiek dar yra nuostabių produktų, kiek yra dar nuostabių galimybių, bet apie tas galimybės mes paklausysime svečių, kurie atvažiuos pasidalinti, lyderiai, kurie daugiau pasiekė ir tapo ne tik tais sveikais, nes kompanija taip pat duoda įrankius ir kaip uždirbti papildomai pinigų, o kai kurie net tampa pastoviom pajamom. Ir mano paraginimas, kad mes visi truputį daugiau atsivertumėm, pamatytumėm tas galimybės ir paimtumėm tai, kas mums šiuo momentu daugiausiai reikia. Ir papasakosiu vieną istoriją apie tai. Vienas mokytojas turėjo sėkmingas visuose srityse, šeimoje, finansiniai srityje, bendravimas su žmonėm, turėjo didžiulę įtaką. Ir jo mokiniai vieną dieną susirinko ir paprašė jo pagalbos, sako, klausykit, jūs toks kietas meistras, viską išmanot, turtingas, o kodėl padėkime vienam kaimynui, čia netoli gyvena, sako, geras žmogus, bet, sako, neturtingas, duokime jam pinigų, kodėl jūs jam nepadedat? Ir meistras pasakė, kam reikalingi mano žodžiai jums? Sako, paimkite tą maišelį aukso ir nuneškite jam ir paduokite, bet su sąlyga, kad jūs jo neišeisite. Mokiniai taip ir padarė. Jie daug kartų matydavo tą žmogų, gerą žmogų, bet nelabai turtingą ir norėjo jam labai padėti. Jie visada matė, kaip jisai eina į savo trobelę per tiltą ir atgal. Ir galvoja, ir pradėjo jį stebėti, ir galvoja, reikia kažkur padėti jam, kad jis pamatytų ant to tilto. Jis visada eina per tą tiltą, per tą upelį permestą iš 3 rąsto namo, jis būtinai pastebės ir paims. Padėda maišelį su auksu ir su pinigais ir pasislėpė ir laukia. Praėjo 2 valandas, pasirodo tas žmogus, perėjo per tą tiltelį, nuėjo, pabuvo namuose, kažkiek dar minučių praėjo, jis vėl atgal kažką pasiėmė ir vėl į miestą išėjo per tą tiltelį. Ir tie mokiniai galvoja, ką daryti, kodėl jis nepaėmė šito maišelį. Pasiėmė tą maišelį ir pasivijo tą žmogų. Apsupo ratu, žmogus įsigandęs, sako, ką jis norit, sako, kodėl tu nepaėmė to maišelį, tu sako, aš nieko nemačiau, sako, nieko neėmiau, atstokit. Ir jie jam pasakė, mes buvom padėję tau aukso maišelį, norėjom tau padėti. Jis sako, o kas buvo, kas atsitiko, tu nepamatėjai ar kas? Tu sako, aš ėjau namo ir prisiminiau, kad aš jau 15 metų per tą tiltuką vaikštau. Ir galvoju, reikia užsimerkti. Ir užsimerkiant praeiti. Pabandžiau į vieną pusę, sako, pavyko, gal kaip jau irgi užsimerkiau.
Aš prie ko tą istoriją pasakoju, kad dažnai mums irgi gyvenimas duoda galimybės, vyksta renginiai, žmonės, kurie daugiau panaudoja savo potencialą, dalinasi su jumis ir su manim, bet kartais pas mus yra tokios kliūtis kažkokių pasąmoniai, kurios trukdo mums gauti iš to gyvenimo daugiau naudoti savo potencialą ir sveikatos srityje, ir klestėjime, ir paraginimas toks, kad tiesiog mes patys neužsimerkinam tom galimybėm, o tiesiog plačiau truputį pažiūrėtumėm, kokie apribojimai mums trukdo daugiau siekti gyvenime, ir sveikatoj, ir bendravime tarpusavy, ir taip pat lyderystėj, ir kaip užsitikti papildomų pinigų. Mes per šį renginį mes viską išgirsim. Laukiam, turi privažiuoti DM4 laboratorijos direktorius, mokslininkas, kuris moksliškai gali papasakoti, kodėl šitie produktai, jie tokie yra veiksmingi. Aš jau, pavyzdžiui, įsitikinau, aš moksliškai nemoku paaiškinti, aš žinau tik, kad jie veikia. Man tie produktai labai patinka, taip pat šeima mano naudoja, vaikai. Ir žinau, kad daugelis iš jūsų irgi gauna savo rezultatus, o pagalvokite, jeigu jūs dar apie tai netylėtumėt ir gaudami rezultatus pradėtumėt dalinti su žmonėm. Čia kaip rekomendacija gaunas. Ir čia jau naujas galimybės. Įsivečia jūsų akiratis ir pas jūs atsiranda pastovus klientai, kurie perka, o gal net partneriai, kurie ambicingesni žmonės. Kiekvienas žmogus pasirenka, kokį įrankį naudoti Vision. Ir jums duota pasirinkimo laisvė. Ką jums dar papasakoti apie kompaniją Vision, o gal tiesiog yra žmonių, kurie nori pasidalinti rezultatais, kol mes laukiam svečių iš Latvijos, tų sėkmės mokytojų, iš kurių mes mokinsimės. Gal tiesiog padarom tokią, pajudėti, kad ne vienas aš čia jūsų linksminčiau, o jūs kažką tiesiog gal papasakotumėt apie savo rezultatus. O galite pakelti rankas, kas naudojat Vision ir gaunat rezultatus. Drąsiau, nebijokit su elektrošoku, neįsiu prie jums. Ir kol mes laukiam svečių, gal galite trumpai pakviesti jūsų, kas pakėlėt rankas, pasidalinti rezultatus. Aš taip pat papasakosiu apie savo rezultatus. Galima? Prašom. Labą dieną. Mano vardas Virginija. Aš atvykau iš Radviliškio. Kompanijos produktus vartoju jau gal 14 metų. Ir buvo taip, kad pasijutau labai prastai, nežinau ką daryti. Labai buvo nualintas organizmas, trūko daug visokių vitaminų. Ir kažkaip likimas suvedė su Janina. Ir jin tiesiog man pasiūlė, buvo gydytoja, maždaug su testo pagalba nustatė, kokių man reikėtų produktų ir aš pradėjau juos vartoti. Ir žinokit, labai greitai pajutau poveikį, žiauriai greitai. Ir taip vartoju jau 14 metų. Jaučiu, kada reikia, nusiperku ir geriu pastoviai. Bet rezultatas, neįtikėtinas. Ir aš nežinau, kame čia stebuklas, bet tą rekomendavau ir savo pažįstamom, kurios turėjo problemų visokių. Ir žinokit, galiu pasakyti tik tiek, kad tie, kurie vartoja, tai labai gerai žino. Ir jų raginti nereikia. Jie ateina, jie neturėdami pinigų, perkasi iš paskutiniųjų tam, kad pagerint sveikatą. Pagrindinis mano produktas tai yra antioksas, detoksas ir paksas. Ir galėčiau net paliudyti tokią istoriją iš savo šeimos. Mano dukrai buvo gal 18 metų ir jai atsirado toks krūty augliukas.
tą pirmą augliuką jie išoperavo, po kiek laiko, bet žinot, kai jaunas žmogus, gydytoja liepia kažkokius tai ten vaistelius vartoti, jinai tų vaistelių negėrė, jie išoperavo. Praėjo gal kokie 2 metai ir vėl išaugo. Ir dabar, suprantat, užsiregistravo jinai pas gydytoją ir onkologiniam, reiškia klinikoje, toje onkologiniai, ligoniniai. Ir pasakė, porą mėnesių reikia laukti, kad prieitum pas gydytoją. Man, žinokit, pasidarė baisu, mažo kas gali būti ten, jeigu, sakykime, kažkoks guzelis ir dar krūty tokia jaunai. Ir aš atsimenu, kažkaip, Janina, sako, aš pasikalbėjom su jai, jinai sako, duok jai antioks ir dar toks ir tegul geria. Ir jinai tuos 2 mėnesius, kol prie tą eilę gėrė. Ir žinokit, nuvažiavo, kaip čia ir Aleksijus sakė, kad, gydytojai pažiūrėjo ir nebebuvo nieko. Tas pats buvo ir mano pusseserė, irgi lygiai tas pats. Jei krūty atsirado kažkokie tai ne guzelis, bet kaip miomos kažkokios vandeningos. Irgi taip pat. 2 mėnesius reikia laukti eilės, kad patektum pas gydytoją. Sakau, tu nelauk, gerk, jau čia visi stresuom. Lygiai taip pat. Nuvažiavo, padarė tyrimus ir buvo tik tai tokia, kaip puslė, kad būtų subliuškus. Gydytojas sako, pas jūs čia buvo kažkokia mioma, bet jinai dabar jau subliuškus. Ir turiu dar vieną kaimynę, kuri irgi pastoviai vartoja paksą, nes jos vyras serga depresija. O žinot, kada yra šalia, jeigu turėt žmogų sergantį depresiją, galite įsivaizduoti, kaip yra sunku tam žmogui, kuris yra šalia. Tiesiog, kaip jinai sako, man atrodo, kad man pačia jau prasidėjo depresija. Tai aš sakau, tu pabandyk, tiesiog pasiūliau vieną kartą, tai žinokit, ta moteris, jinai gauna minimalų atlyginimą ir jinai iš paskutiniųjų perkasi, nes sako, žinokit, man tie visi cheminiai vaistai, kuriuos aš vartoju, jie man nuima kažkaip tuom kart ir viskas. O pats paksas aš galiu pratempti ilgesnį laiką, reiškia, suteikia tokią ramybę. Tai vadinai, tiesiog iš tų paskutinių pinigėlių ir kartas nuo karto nusiperka. Tai gal tiek netrukdysiu, čia jau svečiai atvyko. Ačiū, kad klausat. Ačiū, Virginija. Ačiū, kad išdrįsot išeiti iš savo komforto zonos. Jau gera patirtis. Ir lauktas svečias atvyko, Almantas Pacevičius, jis truputį įkvėps oro ir neužilgo pradės papasakos moksliškai apie tos nuostabius produktus. O kas dar norit pasidalinti savo įspūdžiais apie... O jūs savo papasakokite. Gerai. Ačiū už paraginimą. Apie energiją jau girdėjau, nesikartosiu, o yra dar vienas dalykas, paskui sujungsiu tas dalykas. Prieš 15 metų darė kompiuterinę diagnostiką gydytoja man ir paklausė, ar aš profesionalus sportininkas, ar tiesiog dirbu kažkokį fiziškai sunkų darbą. Ir aš tuo metu, aš kartą sportuodavau, bet statybose dirbdavau kaip daug, kad uždirbdavau, kaip vadinu, kaip rakektas vadinau. Ir tiesiog, jinai sako, pas tave organizmas yra pavargęs. Ir paskui kasat reagavo, sako, arba du rūkai, arba daug saldumynų vartoja. Ir aš pasakiau, nerūkau, bet saldumynų mėgėjas pavalgyti, dabar pradėjau, sakau, mažiau vartoju produktą Chrovitalė. Jinai ir pasakė, tu dėl to ir pradėjai naudoti mažiau cukraus, dėl to, kad prisipildė organizmas chromo, būtent chromo, kada trūksta organizmui, didelis noras valgyti. O aš niekada negalvojau, kad čia taip pavojinga. Sako, jau kasa buvo atreagavus, tai jau čia pirmas požymiai buvo link cukrinio diabeto. O aš iš artimų žmonių žinau tokių žmonės, kurie leidžiasi insuliną, tikrai nemaloni liga, jie paskui susipranta su to, bet geriau profilaktiškai palaikyti. Kitas atvejis, kas jinai paklausė, kas man buvo įdomu, aš specialiai pradžioje nesakiau apie savo problemą, sako, dažnai keliesi į tualetą, sakau, pasitaiko, žinai.
Sako, tau yra šlapimtakio uždegimas. Ir naudodamas Nutrimaxą, man 2 savaičių bėgė pamačiau pirmus rezultatus, mėnesio bėgė, visiškai išnyko, iki šiol nėra, aišku, aš profilaktiškai naudoju tus produktus, tai šlapimtakė atsistatė. Man anksčiau reikėdavo visada 2-3 valandą keltis tualetai, o dabar tokios problemos nėra, laisvai įsimiegu iki kiek noriu ryto. Ir kažkas dar, atsimenu, dar buvo Nutrimaxas, plataus spektro. Buvo, man kažkas su virškinimu atsitikę, buvo gyvenimo momentas, kaip stresavau daug, visokių įvykių, žinot, nemalonių. Ir pastebėjau, kad negaliu keptą maistą valgyti, tiesiog kažkokia žaizda. Aišku, kai buvau jaunas, nelabai rūpinausi tą sveikatą,